Labas vakaras, žiūrite vėlyvasis vakaro žinias. Aš esu Kristina Leknaitė ir ačiū, kad esate su mumis. Kalėdų senelis jau 2 savaitės lanko vaikus ir per vieną dieną nudžiugina ne vieną jų. Beje, nors euras įvestas jau ne pirmus metus, šventė su kalėdų senelių kaina tėvams šiemet atsieis dar truputį brangiau nei pernai. Labas, atėjančiam. Aš taip galvoju, geros mergaitės šiemet buvot, galima netgi šiek tiek dovanų. Žaist su šuniuku bus labai smagu. Ačiū. Gerų kalėdų šventų. Didžiausios metų šventės jau visai čia pat, tad kalėdų senį galima sutikti bet kur. Štai jis vaikštinėja Vilniaus centre su pilnu maišu dovanų ir kiekvienam sutiktam vaikui įteikia po dovanėlę. Taigi, didelis vyras, didelis gintas. Su atėjančiam. Šią savaitę Baltabarzdis turi labai daug darbo. Vos spėja aplankyti visas kalėdinės šventes darželiuose, mokyklose, darbovietėse, parduotuvėse, koncertuose, teatruose ir dar daugybėje kitų vietų, kur vaikai ir suaugę nusprendžia įdomiau laukti artėjančių švenčių. Ir tiek daug visko, kad aš nežinau, reikėtų ir gal net konspektuotis kažkur rašytis, jau galva viskas nesutelpa. Ačiū Dievui, maiše dar yra dovanų, maišas dar visai nemažas. Na, aišku, iki kalėdų dar laiko yra, taip kad visus turi suspėti, visus suspėti, aplankyti. Žodžiu, viskas bus gerai, būtinai gerai. Įtemptas darbo laikotarpis Ilgabarzdžiui prasidėjo jau 2 gruodžio savaitę ir tęsis iki pat naujųjų metų. Tad daugybė aktorių, renginių vedėjų ir šiaip mėgstančių vaidinti veikėjų pastarosiomis savaitėmis turi daugybę darbo. O štai į sostinės Gilužio darželį kalėdų senis atvyko kartu su Snieguole. Čia jo jau labai nekantriai laukia 3-mečiai ir jų tėveliai. Aktoriai šiemet nori uždirbti šiek tiek daugiau nei pernai. Kaina priklauso nuo pasirodymo trukmės ar nuo dalyvaujančių vaikų skaičiaus. Valandos programos kaina Vilniuje 50 eurų. Jei reikalingas papildomas personažas, teks sumokėti dar 25 eurus. Kuo daugiau vaikų, tuo kiekvienam išdalijus išeina pigiau, vidutiniškai apie 5 eurus. Labai specialių tokių reikalavimų kaip ir nėra. Kalėdų senelis vis dar lieka klasikinių kalėdų senelių. Ir pagrinde vienintelis noras yra toksai, kad jisai būtų dosnus, kad jisai būtų geras. Ir tiek. Tačiau yra linksmintojų nesikuklinančių paimti ir 8 eurų už kiekvieną vaiką. Jei aktorius turi didesnę patirtį, atvyksta su savo aparatūra ir pažada įtraukti visokią publiką, net ir pačią šalčiausią, jo valanda gali kainuoti ir per 100 eurų. Labai daug dovanų, pilni maišai, nykštukais Snieguolėm, padeda, viską kraunam, labai daug dovanėlių ir labai daug užsakymų iš vaikų gaunam, labai visi šiemet buvo geri ir labai tikisi sulaukti dovanėlių, kurį jie paprašė. Norintis sulaukti aktoriaus sutartų laikų, jo paieškas pradeda jau rugsėjį ar spalį. Vieni kviečia tą patį, kurį pažįsta ir samdė ankstesniais metais. Kiti ieško skelbimuose internete ar pagal pažįstamų rekomendacijas. Dar ir šiuo metu galima susitarti dėl pasirodymo. Tiesa, laiką jau teks derintis prie aktoriaus darbotvarkės, mat ji jau labai įtempta. Pasirodymai jau suplanuoti po kelis kartus per dieną ir net ne viename mieste. Daug laimės, šviesos, šilumos ir tikiuosi, mes su jumis susimatysim, kadangi, kaip žinot, aš ateinu tik pas gerus vaikus. Taip. Kągi, tėvai atsakymus apie kalėdų senelio pageidavimus išgirdo, o dabar siužetas dar nemiegantiems vaikams apie tai, kaip per vieną naktį jis spėja aplankyti tiek daug mažylių. Šiaurės Amerikos oro erdvės gynybos valdyba įprastai akylai prižiūri oro saugumą, kaip galima suprasti iš pavadinimo, bet ne per Kalėdas. Nuo 1955 valdyba seka Kalėdų senelio kelionę po pasaulį ir štai taip transliuoja smalsuoliams.
Jis, žinoma, apskries visą pasaulį. Kelionė prasidės prie Ramiojo vandenyno ir nuo ten keliaus vakarų kryptimi, kai tik išauš gruodžio 24. Kalbant apie jo greitį, reikėtų paminėti, kad esama įvairių teorijų. Mūsų ekspertai sako, kad Kalėdų seneliui laikas lenka kitaip nei mums, nes jam reikia spėti aplankyti visus pasaulio berniukus ir mergaitės. Taigi jis skrieja greičiau nei krentanti žvaigždė. Agentūra kasmet sulaukia klausimų ne tik apie Kalėdų senelio rogių greitį. Dauguma vaikų nori tiksliai žinoti, kada Kalėdų senelis pasirodys jų namuose. Kiti klausia, koks jam patinka maistas ir ar reikia palikti morkyčių elniams. Arba klausia, kur jis nusileidžia, jei gyveni daugiabutyje. Štai Kalėdų senelis skrieja virš Londono, Niujorko, aplanko Egipto piramidės. Kartais jam prireikia ir naikintuvų palydos. Belieka tikėtis, kad ir šiemet jis nepamirš nė vieno vaiko.